buvau šoke, kai pamačiau šitus kraujo tyrimo rezultatus ir tikrai noriu pasikalbėti apie tai, nes tai yra labai labai svarbu. Apie 90% mano klienčių sako, kad švariai maitinasi, bet net ir maitinantis švariai, jos vis tiek jaučia vienokius arba kitokius simptomus, daugiau arba mažiau. Dietų yra visokiausių ir nebūtinai kažkokia konkreti dieta yra sveika mityba ir nebūtinai tai reiškia, kad mes gausim visų mūsų organizmui reikalingų medžiagų. Šiuo konkrečiu atveju moteris laikėsi carnivore dietos, tai yra mėsėdžių dieta, labai panašiai į keto. Ir atlikus riebių rūgščių kraujo tyrimą, moteris pamatė, kad pas ją yra 51 kartą didesnis uždegimas. 51 kartą. Tai yra didžiausias skaičius, kiek aš esu kada nors mačius. Taip atrodė kraujo tyrimo rezultatas. Imunitetas visiškai nulinis, ląstelių membranų pralaidumas nulinis, arachidonų rūgštis žiauriai pakilus, tai rodo, kad yra labai didelis uždegimas organizme. Rašykite komentarus, kaip galvojat, dėl ko laikantis tokios dietos jos kraujo tyrimas buvo toks blogas.